Labas rytas. Šios dienos laidoje mes padarysim tokį nedidelį junginį pratimų, kuriuos jūs tvarkingai darydami, pavyzdžiui, mėnesį laiko po kokius 3 kartus savaitėje, 3-4, galite ir 5, po mėnesio mes padarysim panašų kompleksą, tokias pačias padėtis, tik tai sunkesnius jų variantus. Tai prašau, darykite reguliariai ir pasiruoškite sunkesniem pratimam. Juos galima taip pat naudoti kaip apšilimo pratimus, jeigu nedarėte prieš tai apšilimų. Pirmiausia, paruošiam riešus, plaštakas, nes jos labai silpnos, palyginus. Ir tą pajaučiam, kai darom sunkesnius pratimus. Tai remiamės kumščiais, remiamės plaštakom ir paruošiam rankas, pečius, tolimesniam darbui. Stengiamės nesulaikyti kvėpavimo. Kvėpavimas visą laiką teka ritmingai. Mes pasirenkam skaičių, nuo kurio pradedam, tarkim 10 kartų. Ir po to kiekvieną kartą mes galim po 1 ar 2 kartus pridėti. Reiškia, kitą dieną jau darysite 11 arba 12. Ir vis padidinsim karts nuo karto. Taip, tai pasiruošę plaštakas ir rankas. Dar daugiau padirbsim su pečiai. Pasidarius tokį trikampį, judėsim atgal ir pirmin. Taip, smakras už sunertų rankų ir judam atgal. Smakru pirmin, atgal. Čia smakrą patempiam, čia nuleidžiam. Taip pat pamankštinsim ir kaklą. Pasitempiam ir nuleidžiam. Pasitempiam ir nuleidžiam. Vienas judesys įkvėpimas, vienas judesys iškvėpimas. Jau daugiau išjudinam pečius, mendes ir atliekam savo pasirinktą skaičių. Taip, tuomet pasiremiam delnais ir iš šitos padėties kilsim aukštyn. Jungsim kojas. Taip, pėdos, keliai, pakylam, išsitempam. Nuleidom kelius, nuleidom pėdas, pakėlėm, išsitempam. Nuleidom, įkvėpiam, keliamės, tempiamės, iškvėpiam. Įkvėpimas. Iškvėpimas, gerai pasitempiam, pasiražam. Įkvėpimas, iškvėpimas. Įkvėpiam, iškvėpiam. Pasiražam, išsitempiam, pasistengiam kulnais leistis kuo žemiau. Taip išties kojas kulnai. Tai šiek tiek pratempę išjudinę kojas. Mes atsikelsim ir pasistatę kojas klubų plotyje darysim, mes jogoje vaidom nematomą kėdutę, darysim tokius pritupimus, keldami rankas aukštyn. Leidžiamės ir kylam. Leidžiamės. Ką mes turim atkreipti dėmesį, tai sėdamės ir dubuo keliauja atgal. Taip, keliai nepralenkia pirštų linijos. Taip, taisyklingas pritupimas čia. Tupiam ir kylam. Mes vėl pasirinkom savo skaičių, nuo kurio pradėjome. Taip, jis nebūtinai turi būti 10. Jūs galite pradėti ir nuo 6 ir nuo 8. Taip, ir kada pabaigsim, padarysim tiek, kiek mums atrodo pradžiai. Viena, nusileisim ir palaikysim save statiniai padėty. Visa pėda laiko kūno svorį, kvėpuojam ir išlaikom save tiek, kiek galim. Pabuvom statiškai ir vėl leisimės žemyn. Taip, tęsim. Traukiam koją atgal ir įstrižai prie priešingos rankos.
Pasižiūrėkit, kad atstumas būtų patogus atlikti šitą judesį. Čia mūsų įkvėpimas, įstrižai, iškvėpimas. Įkvėpiam ir iškvėpiam. Įkvėpiam, iškvėpiam. Tempiam ir pasukam. Tempiam ir pasukam. Taip, venkit mostų atgal. Saugokit nugarą. Tiesiog ištempiam save atgal tolyn ir pasukam. Tiek, kiek padarysim vieną pusę. Taip. Tiek pat darysim kitą pusę. Koją tempiam ir pasukam. Tempiam ir pasukam. Kvėpavimas susižiūrėjom. Įkvėpimas, iškvėpimas. Įkvėpimas, iškvėpimas. O. Ir čia. Kvėpuojam. Jūs prisiminkit karts nuo karto, kad save reikia stebėti, nes kvėpavimą dažnai nevalingai sulaiko. Taip. Padarėm į abi pusės vienodą skaičių. Taip, tada kelsim priešingą ranką ir priešingą koją. Leisim, bet ant žemės nedėsim. Keliam ir leidžiam. Taip, įkvėpimas, iškvėpimas. Pratimą visada atliekam savo kvėpavimo ritmu. Čia mūsų įkvėpimas, kiek trunka jisai, čia iškvėpimas. Taip, ir vėl, kiek padarėm į vieną pusę, tiek padarysim į kitą. Mūsų tikslas yra ne kuo aukščiau užmesti ranką ir koją, taip, bet kuo aktyviau išsitempti. Ranka pirmyn, koja atgal. Visada gali daryti pertraukėles. Jeigu pavargstat, galim nusileisti, pailsėti arba rankas atvesti atgal. Ir vėl pereisim prie aukštesnės padėties. Darysim įtūpstus. Taip, pasiruošim tokį atstumą, jūs pasibandysit, kad jums sulenkus koją, čia būtų saugu keliui, tai yra kelias nebūtų tokioj padėtyje. Taip, pėda pilnai stovi. Ir dabar, kadangi mes stovim nuo pirštų galų, mums reikės ieškoti pusiausvyros. Gali būti kartais nelengva ją surasti. Taip, lenkiam kojas, keliam rankas. Lenkiam kojas, rankos kyla. Taip, pasižiūrėjom į savo keliuką, jisai neturi plavinėti, laikom jį tvirtai, leidžiamės ir kylam. Taip. Kadangi turim laikyti pusiausvyrą, tai dirba daug daugiau raumenų, negu atrodo iš pažiūros. Ir kada mes padarėm savo pasirinktą skaičių, nusileidom ir palaikom save statinėje padėtyje tiek, kiek galim. Kada būnam statinėje padėtyje, mes skaičiuojam savo kvėpavimus. Tai tarkim, pabuvom 4, 5 ar 6 įkvėpimus ir iškvėpimus. Ir tada pakeitus kojas, žinoma, tą patį padarysim kitą pusę. Taip, leisimės ir kelsim. Paspauskit kojos nykštį, priekyje esančios kojos nykštį į žemę, tai padės jums geriau išlaikyti pusiausvyrą. Ir atlikus savo pasirinktą skaičių, mes tarsi sustingstam. Palaikom save statinėje padėtyje, stebėdami savo kvėpavimą. Susiskaičiavom kvėpavimų skaičių. Ir padarysim paskutinį pratimuką. Pernešam viršutinę koją į priekį, padedam visą pėdą. Gale esanti koja remiasi išorinių skliautų. Taip pasidėjom alkūnę po petimi.
Mes galim laikytis, prisilaikyti pirštais, prisilaikyti ranką. Taip, leidžiamės ir kylam. Jeigu jaučiat, kad pratimas yra nesudėtingas ir jums nereikia papildomai laikyti savęs ranką, ranką galit pasidėti ant liemens. Susiskaičiuojam, nes į kitą pusę turėsim padaryti tiek pat. Tarkim, padarėm 10 kartų, apsisukom ir čia tas pats. Kylam ir leidžiam. Ant žemės stengiamės nedėti, taip, aukštyn žemyn, ant žemės nedėti. Padarėm tiek pat į kitą pusę. Mini mankštelę mes galim pabaigti, galim tęsti prijungiant kitus pratimus. Ir jeigu tvarkingai darysim maždaug mėnesį laiko, po mėnesio laukite naujos mankštos su sudėtingesnėm variacijom šitų pačių pratimų. Ačiū, kad buvote kartu.